Vilniečiai ir sostinės svečiai gerai atsimena senąją Kibininę Trakuose ant Galvės ežero kranto. Žmonės čia traukia atvykti ne tik pagal autentišką karaimų sukurtą receptūrą gaminami kibinai, bet ir gražios apylinkės. Nuostabus Galvės ežeras, Vytauto pastatyta Trakų pilis, autentiška senoji vietos gyventojų architektūra. Tradicijų gerbėjai ir šiandien mielai lankosi senojoje Kibininėje. Čia puikia aplinka, malonus aptarnavimas. Lankytojus į užeigą taip pat traukia puikia virtuvė. Čia galima paragauti net 9 rūšių kibinų. Žinoma, skaniai pavalgys čia ir tradicinės lietuviškos virtuvės mėgėjai. Senojoje Kibininėje dirba kūrybingi virtuvės meistrai. Patenkinti liks ir ieškantys kažko ypatinga. Šiandien šalia legendinės užeigos duris atvėrė naujas restoranas – Senoji Kibininė pica. Senoji Kibininė pica pasiūlys patiekalų net išrankiausiam gurmanui – picų ar ant grotelių keptų kepsnių. Naujojo restorano šeimininkai vertina architektūros paveldą. Taigi jų sups autentiškas interjeras. Užeigos sienas puošia menininkų tapytos freskos, čia kabo krištoliniai sietynai, lentynose rikiuojasi antikvarinės vertybės. Norintys pratęsti šventę, čia galės apsistoti ilgesniam laikui, puikiai įrengtose neseniai pastatytose 2 apartamentuose. Šiuose nameliuose yra viskas, ko reikia turiningam poilsiui. Progą pasipiršti turėsite sugalvoti patys. Tiesa, atsakymas tikėtina bus teigiamas. Jaukus interjeras į peršą. Gera žinoti, kad esate visada laukiami.